Sveiki visi žiūrintys. Į grupę įkrito keletas klausimų, tai pagalvojau, kol neužsimetė daugiau, atsakysiu į juos, kol nepasimiršo. Tai buvo klausimas geras apie tą, kaip žinoti tai, ką matau, ir ar tai yra iliuzija, ar tai yra tikra. Ir labai yra svarbu, ko nepasakiau, gal ir iš pat pradžių reikėjo paminėti apie tą darbą su savimi pradžią. Tai yra toks pasiruošimas reikalingas, kaip sakykime, einam valgyti, tai rankas nusiprausam, pasiruošiam kažką, ar ne, tai lygiai taip pat ir čia pokalbį su savimi, tam darbui su savimi reikia minimalaus pasiruošimo. Ta prasme, jeigu keliam kažkokį klausimą, tikėtina, kad protas tarsi tikisi arba nori kažkokio atsakymo, arba kaip tik protas kiša koją ir mėtosi, blaškosi, gal tą, o gal taip, o gal kitaip. Reikia vis tiek suprasti, mes tą informaciją traukiam, jinai ateina iki mūsų ir atsirinkti, iš kur jinai ateina ta informacija, ar tai yra mūsų kanalas, mūsų ryšys, ar į tą ryšį nėra prilindę, kaip sakau, tarakonų, ir galbūt jie ten kažką transliuoja, linksminasi, rodo mums vaizdelius visokius ir mes neatsirinkam tada, o kas yra tiesa. Tai bet kokiu atveju, pavyzdžiui, klausant arba bandant pažiūrėti kažkokios situacijos fragmentus, reikėtų užduoti savo tą klausimą, pavyzdžiui, ar tai, ką aš matau, yra tiesa, ar tai, ką aš girdžiu, yra tiesa. Kartais būna pasigirsta net ir juokas toks, kažkas tai žvengia, linksminasi. Kad to neįvyktų, tai tas minčių, savo ryšio kanalo, tas tvarkymas, švara, higiena, tai tas pats kaip ir kūno higiena, ar ne, mes tą darom ryte, vakare. Tai aš rekomenduočiau irgi, pavyzdžiui, ryte atsikėlus, vaizduotis vidinio matymo pagalba, minčių, jausmų, tuo tokiu sujungus, tarsi įsivaizduoti, kad aš atsidarau savo ryšio kanalą su savo esybė. Aš esu kaip žmogeliukas fiziniam lygmenį, yra ryšio kanalas ir čia yra ta jau esybė subtiliam lygmenį. Tai tas ryšio kanalas, kaip aš jį įsivaizduoju, tai gali būti kaip srautas, kaip vamzdis, kaip, nežinau, kaip jums fantazija nupieš, kaip jums patogiau, taip ir gali būti. Ir tiesiog įsivaizduoti, pasakyti, kad aš išvalau savo ryšio kanalą su savimi, aš paleidžiu juo tekėti visas energijas, informaciją ir suvokimus, ko man šiandien reikės. Galbūt aš praplečiu tą ryšio kanalą tiek, kiek šiuo metu galima. Pašalinu iš jo visus blokus, visus trukdžius, viską, kas jame neturi būti. Ir įsivaizduoju, kaip ten prasivalo, prasicirkuliuoja viskas, prasiplečia ir tu tarsi kaip kompiuterį tikšt įjungi ir užsikrauna jisai ir elektros srovė atidaro desktopą, gali matyti, kokie failai ten yra. Taip ir su mūsų vidiniu tuo pasauliu taip yra, kad mes esam kaip visato, kompiuteriai galingi su belekiek terabaitų informacijos iš visų praėjusių gyvenimų, iš paralelinių gyvenimų sukaupta informacija. O čia mūsų yra kaip imtuvas, fizinis kūnas, mums reikia sujungti fizinį kūną su subtiliu savo kūnu ir tada tas transliacijas priimti. Ir kad jos vyktų sklandžiai, svarbu, kad tame transliacijos kanale, bangose tose nebūtų pašalinių, kaip radija, turim aišku dažnį, nusistatom, tada transliacija aiškiai eina. Jeigu tik tais pabėga kanalo tas dažnis, ar ne, tada jau prasideda kitų kanalų traškesys, braškesys, persijunginėja ten kažkas ir tada nėra sklandžios transliacijos. Tai tą tokį prasivalymą ir ryte, ir prieš darbą su savimi reikėtų padaryti, tada sklandžiau viskas vyks. Dėl to vaizdinio, pavyzdžiui, kažką pamatom, ar ne, kaip ir rašiau atsakymą, stovi vaizdinys prieš akis, galim įsivaizduoti, kad ranka tą vaizdinį perbrauki. Ir žiūri, ar jisai atsistato atgal, ar jisai pranyksta. Jeigu jis pranyksta, vadinasi, jisai yra sukurtas tų astralinių būtybių, ar parazitų, ar kažko, kas nori iš mūsų pasišaipyti ir gauti energijos, ar panašiai, paklaidinti galbūt. Tai tą pasitikrinti irgi taip galima. Toliau buvo klausimas apie dukrą, kuri nesitvarko.
Tame poste galima įžvelgti net kelias temas, kuriomis galima kalbėti. Kas pirmiausiai užstrigo, kad Lamutė norėjo apsaugoti vaikus nuo neigiamų emocijų, ar ne? Mes stebiu tokią tendenciją, kad dauguma žmonių bijo, vengia konfliktinių situacijų, neigiamų jausmų, bijo pyktis, nes iš kažkur yra įkalta programa, kad mes visi turim būti geri, įtikti, patikti, kad tik niekam nieko neskaudėtų, kad tik viskas būtų gerai, kad tik jokių nebūtų neigiamų emocijų, nusivylimų, neduok Dieve kažkas tai čia nuskriaus ar ašarėlė išriedės. Iš tikrųjų tai yra šiek tiek kitaip, nes visi sunkumai, visos neigiamos emocijos, neigiamos situacijos, pykčiai ir taip toliau, jie mus brandina, ugdo kaip asmenybės, juose mes pažįstame save, ugdomės savo tam tikras savybės, tai ir tvirtybę, ir norą pakovoti už save, ir stiprybę, ir drąsą, ir drąsą būti savimi, gyventi be kaukių. Ir jeigu vaikus saugosim kaip auksinius kiaušinius, kad tik jiems nieko neatsitiktų, jie praras tam tikrą dalį tų patirčių, kurios jiems ateityje būtų reikalingos ir naudingos. Tik labai svarbu, pavyzdžiui, su vaikais būti šalia, išklausyti, bet dirbtinai nekurti šiltnamio sąlygų, nes, kaip aš sakau, žaibas į salotas netrenkia, o ąžuolai šiltnamyje neauga. Ir jeigu mes norim, kad vaikai būtų drąsūs, stiprūs, vikrūs, pasitikintys savimi, siektų savo tikslų, kad jie būtų tokie, atskleistų visas savo savybės, mes turėtume jiems netrukdyti, patirti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas emocijas, ne tik gerus dalykus, šviesius ir taip toliau, bet ir tai, kas grūdina ir ugnis, ir po to vanduo, ar ne? Ir pati aš kaip pagalvoju, kiek per savo gyvenime praėjau visokių situacijų, ten, sakykime, ir geriantys tėvai, ir psichologinis smurtas, ir nesivystantis nėštumas, ir su vyru kažkokios situacijos, kur buvo prieita prie tokių pasakymų. Aš pati pasakiau, kad jeigu tau netinka, kad aš esu tokia, kokia esu, kad aš kažkaip kitaip matau pasaulį, kad aš gyvenu taip, kaip aš suprantu, tai viskas okei, susirask paprastą moterį, jeigu tau reikia namų tik tais ten prižiūrėtojos ir gyvenk. Iki šito pasakymo reikėjo praeiti nemažai, kad aš tą išdrįsčiau pasakyti ir paleisti žmogų ir priimti save tokią, kokią aš esu. Bet po to pasakymo, aš suprantu, kad aš praėjau pamoką, žmogus pasikeitė, šalia esantis visiškai, jisai ryte atsikėlė, sako, atsiprašau, kad aš tau tokių nesąmonių ten prikalbėjau, viskas gerai. Ir po šiai dienai, mes 25 metai kartu, nuo 11 klasės, tai tuos visus etapus santykių praėję, visko buvę, ir aš suprantu, kad labiausiai mes augom tose sunkiose situacijose, kur buvo ten ir ašarų, ir man ten jaunai atrodė, kad manęs nemyli, čia nieks manęs nesupranta, čia buvo perfekcionizmas kažkoks, lūkesčiai nepateisinti, dar kažkas. Ir per tai mes tik tai tapom tokie, kokie esam, ir su tuo pagarba, leidimu vienas kitam būti toks, koks yra, ir supratimu, ir palaikymu, be kontrolės kažkokios ir taip toliau. Tai iki to prieinama per tokias visokias kliūtis, kurias tu įveiki. Ir aš galvoju, kad ir vaikai, bet ir dabar, sakykime, jie susiduria su sunkumais kažkokiais mokyklose, taisyklėm, dar kažkuo, ir pasiskundžia ir panašiai. Aš nepakeisiu tos situacijos, aš galiu juos uždaryti namuose, laikyti, jau jie metus 2 ir taip prasėdėjo namuose. Bet aš iš kitos pusės žiūriu, kad mes esam socialinės asmenybės, esybės, ar ne? Mes neateinam čia sėdėti komforto zonoje, kur tik gera, smagu ir gražu. Tai sielom ir taip ten faina ir gerai. O tai kodėl mes tada čia gimstam? Taip, džiaugtis gyvenimu, bet tuo pačiu rinkti patirtis, dalintis savo sukauptom žiniom, energijom. Mes veikiame ne tik fizinėme lygmenyje, mes veikiame ir subtiliame lygmenyje, mes galim daug dalykų pakeisti, įtakoti, įkvėpti pokyčius ir taip toliau. Ir jeigu aš vaikus laikysiu tik namuose savo, saugiai, ramiai,
jie netliks savo irgi darbų, kuriuos nusimatė, turi savo šio gyvenimo planą, turi savo tikslus kažkokius. Jie turi tam gyvenimui ruoštis, treniruotis, išmokti dirbti su savim. Ir su vaikais aš nuo mažens kalbu apie būtent darbą su savimi, emocijų transformavimą, apie aplinkos poveikį mums, kaip mes galime aplinką keisti. Jie daug dalykų žino ir jiems yra daug lengviau, jie patys jau savianalizę užsiiminėja ir supranta daugelį dalykų. Tai aš rinkčiausi tą nesaugojimo kelią, o kaip tik leidimą patirti ir po to aptarimą, kas įvyko, kodėl įvyko, ką iš to išmokai, kaip kitą kartą galėtum reaguoti. Taip, tai užima laiko, taip, tai reikalauja dėmesio, taip, tai reikia kantrybės. Atmesti gailestį ir jį transformuoti į atjautą, kad taip aš suprantu, tau yra sunku, bet ne, oi, vargšiukas, kaip čia tau, kaip gaila, teik aš tave čia paguosiu ir gal kažką sugalvosim, kaip čia dabar iš to pabėgti, išvengti ar panašiai. Ir aš galvoju, jeigu vaikai prieš gimdami pasirinko mane, jie žinojo, koks yra mano gyvenimas, pasaulėžiūra, nuostatos, vadinasi, jiem tiko tai. Ir jiem to reikėjo. Ir aš taip gyvenu ir neknisu savo proto kaltėmis kažkokiomis, kad oi, gal aš kažką netaip darau, gal aš čia dabar sušiksiu vaikam gyvenimą ir jie čia eis pas psichoterapeutus vėliau. Gal ir eis. Daug žmonių eina, daug žmonių kreipiasi, kurie turi daug labai visokių nuoskaudų iš vaikystės, iš dar kažkur likusių. Bet tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimas, kurį mes ateinam čia gyventi, renkam patirtis ir tik mes renkamės, ar ta patirtis mus sužlugdys, ar mes pasilypėsim ir padarysim plytą iš tos patirties ir lipsim aukštyn. Ką dabar daryti dėl tos tvarkos? Nežinau, vieno atsakymo pas mane labai skirtingi vaikai, iš tikrųjų vienas ąžuolas yra, jis nėra pedantas, bet pas jį nerasi daikto ne vietoje, jis viską ten susitvarko ir Lietuvoje dar kai buvom, tai su Džiugu dalinosi kambarį. Tai Džiugas kaip tik jisai toksai, kūrybinė betvarkė pas jį, jisai susitvarkysiu kažkada, žinai, bet jis kažką geriau kito, tuo metu paveiks, pakonstruos, negu jis tvarkytis. Ir jie abudu pykdavosi dėl tvarkos. Pavyzdžiui, Saulė mano irgi nėra tvarkinguolė, pas ją ten gali būti rūbai išmėtyti, dar kažkas pridaryta. Bet ateis laikas, ateis įkvėpimas, tą kambarį susitvarkys taip, kad pati savim džiaugiasi ir didžiuojasi, kaip faina, kaip smagu. Aišku, mes turim tą galimybę, kad dar nesiveda draugų, berniukų namo ir jie ten dzin ar užkuista ar neužkuista, tai yra jos kambarys ir jie tas pats. Bet aš tai taip galvoju, kad namai yra mano, aišku, ir vaikų, bet jie, kai užaugs ir turės savo namus, jie juos ir tvarkys, arba netvarkys, tai jau bus jų namai. Lygiai taip pat kaip aš pas mamą augau, gyvenau, tai tvarkiausi kiek galėjau, o kiek negalėjau, nenorėjau, tai ir nesitvarkiau. Buvau sunkus vaikas, nes manęs nelabai ko ir prisiprašydavo, nes ten jaunesnė sesuo būdavo, tai mama prašydavo ją pažiūrėti. Aš pabėgdavau, nes norėdavau su draugais žaisti, aš priešinausi, atsikalbinėjau, neklausiau, nes man taip atrodė, kad aš savo gyvenimą turiu gyventi, nors vaikas buvau. Ir nepasakyčiau, kad dabar esu blogas žmogus, nors mamai buvo sunku ir aš esu jai labai dėkinga už tai, kad jinai vis tik leido man būti tokia, kokią aš noriu. Tai tas toks nėra vienareikšmio atsakymo, kaip turėtų būti. Aišku, sakykime, Laimutės atveju, tai dukra jau 20 metų, faktas, kad tos ribos kažkokios gal laiku nebuvo brėžtos, gal per stipriai buvo saugoma nuo kažkokių tų neigiamų emocijų ir panašiai. Ką dabar su tuo daryti, tai grįžti mintimis į praeitį, į tas situacijas, kur reikėjo galbūt tarti griežtesnį žodį, tvirtesnį kažkokią nubrėžti tą ribą ir save įsivertinti, kodėl aš vis tik taip nedariau, ar ne, sakykime, gailestis, gaila to vaiko, reikia pasaugot, reikia kažkaip tai padėti, už jį kažką padaryti. Tai pirmiausia, praeityje tas situacijas sutvarkyti ir grįžti į čia ir dabar jau nepalikus tų dalių savo.
nes kaip ir kažkurio paskaitoje esu pasakojus, ar ne, mes išsibarstome per gyvenimo situacijas kaip žirnių sauja paberta ir mūsų mintys, mūsų tos subtilios dalys lieka praeities įvykiuose, praeities situacijose, kuriuose mus kažkas ten įskaudino arba mes kažkaip tai elgiamės ne iš vidaus, ne pagal širdį, o taip kaip protas sako, kaip sociumas įtakoja, kaip kažkokios programos mus valdo. Ir iš tų praeities įvykių, įvardinu situaciją, sakykime, iš gailesčio išlepinau savo vaiką, ar ne, jis man užlipo ant galvos dabar ir nesirengia nulipti. Ne? Tai tą gailestį savyje, kur aš jį jaučiu, krūtiniai, galvoj, pilve, kur man gaila gyvena pas mane. Ir tą gailestį tada, kai randu, kaip ir sakiau pirmoje paskaitoje, ar ne, kaip dirbti, keičiu, transformuoju į atjautą. Taip, aš tave atjaučiu, tau sunku, bet man tavęs negaila. Išjausti tą emociją, kaip aš tose situacijose būčiau elgusis, ką aš būčiau kalbėjus, kaip su vaiku būčiau bendravus. Kai transformuoju mintyse tą emociją neigiamą, kuri mano kažkuria tai dalį laiko praeityje, aš sakau, kad susigrąžinu savo dalis išvalytas ir pilnojo apimti į čia ir dabar. Ir įsivaizduoju, kaip ten tos dalys grįžta pas mane, kaip puzlė paveiksliukas, ar netrūksta detalių kažkur jos išmėtytos, aš pasakau, kad mano dalys išvalytos pilnojo apimti grįžta į čia ir dabar. Ir įsivaizduoju, kaip jos grįžta ir pildosi mano, sakykime, portretas, puzlė, mano paveikslas. Kai susigrąžinam save iš praeities, pasižiūrim, prajaučiam, ar nėra detalių gyvenančių ateityje. Nes dažnai būna, kad mes ir į ateitį nubėgam, dabar negaliu džiaugtis gyvenimu, nes vaikai maži, negaliu kažko daryti, nes bijau, nemoku, arba kaip tik jau darysiu, kai jau ten kažkas atsitiks, kai išlošiu milijoną, kai pabaigsiu mokslus, kai pasistatysiu namą, toks gaunasi gyvenimas ateitimi. Tai ir iš ateities reikėtų tas dalis savo susigrąžinti savo į čia ir dabar. Ir lygiai taip pat, dėl kokios emocijos aš gyvenu ateityje, ar ne? Kažkoks tai apatija, liūdesys, nepasitikėjimas savim, tas atidėliojimas toksai, ar ne? Tai imam viską ir grąžinamės į čia ir dabar. Kas liečia dar vaikus ir ne tik vaikus, ir šeimoje bendravimą suaugusius, labai svarbu užimti savo vaidmenis. Savo vaidmenis tame, kad aš esu mama savo vaikams, bet nesu mama savo vyrui. Dažnai būna šitie vaidmenys susikeitę ir žmonos tampa mamomis savo vyrams. Ir ką čia apsirengiai, ar pavalgiai, tai kur eini, kada grįši. Pastebėkit, ar nėra jumyse to bendravimo su vyru kaip su vaiku, tos kontrolės, nes tada kenčia daugelis sričių santykiuose, kenčia tas pats seksualinis potraukis, ar ne, koks gali būti potraukis vyrui, noras ten kažkuo užsiimti maloniu su juo, jeigu subtiliam lygmenys yra vaikas tau, tu mama. Lygiai taip pat gali būti atvirkščiai, kad aš esu vaikas savo vyrui, ar ne, jisai tėvas man tarsi tapęs. Ir tada jisai kontroliuoja, kur eini, ką pirkai, ir baisu pasakyti, kad nusipirkau suknelę, kavojam į spintą, ištraukiam po metų, sakom, oi, seniai turėjau, čia nieko tokio. Jeigu bijom paprašyti pinigų, jeigu bijom išvažiuoti su draugėm į kelionę, nes kaip čia dabar atrodys, tai ką daryti su tais vaidmenimis susimaišiusiais. Išreikšti ketinimą pradžiai, kad aš išreiškiu ketinimą, aš noriu būti mama savo vaikams, žmona savo vyrui, dukra savo tėvams ir net atvirkščiai. Ir peržiūrėti, kiek įmanoma emocijas, o kodėl aš tapau, pavyzdžiui, dukra savo vyrui arba mama savo vyrui, kodėl aš esu, nežinau, mama savo mamai, o jinai man kaip dukra ir aš jai visą aiškinu, kaip jai gyventi reikia, ar ne. Vėlgi tas emocijas, viskas slypi už emocijų. Ar tai iš baimės, ar iš nepasitikėjimo, ar iš noro įtikti, toks savivertės trūkumo. Ir kiekviena susiformavus emocija, jinai ateina iš kažkokios tai situacijos, kur mus kažkas tai ten pašiepė, menkino, negirdėjo, atstūmė, o mes viduje tai norim būti ir mylimi, ir suprasti, ir palaikyti, ir priimti į šį pasaulį, ar ne?
Ir tada mes, atrodo, padarytume viską ir bet ką, kad tik gautume tą patikinimą iš aplinkos, kad su manimi yra viskas gerai, kad aš verta čia būti, kad aš verta gyventi, kad aš esu mylima. Bet viskas ateina iš to, kad trūksta ryšio su savo šaltiniu, su savo esybė. Mes tos energijos, kai tiesiogiai negaunam iš aukščiau, iš to, kas mes esam, jeigu nebūtume kūne. Mes tada jungtis bandom prie bet ko, kas gali duoti tą energiją ir patikinimą, ir palaikymą, ir tvirtybę. Bet realiai mes gimstam vieni ir mirštam vieni, mes turim savo tokį galingą šaltinį neišsenkantį. Tai reikia jį atstatyti, pravalyti, paleisti, tekėti energiją, jausti tą užnugarį, kad aš nesu viena, aš nesu maža, aš nesu niekas, aš esu su savo tuo spektru visokių patirčių, energijų, suvokimų, stebuklų, kuriuos galiu čia sukurti. Man tik reikia tai priimti, pasiimti, įjungti tą kištuką, įkišti į rozetę, kad pasijungtų viskas ir aš gaučiau, ko man reikia. Ir man tada visiškai nesvarbu, ar mane tėvai palaiko, ar mane vyras palaiko, ar kažkas pasako, kad oi, kokia tu šaunuolė, galvelę paglosto. Aš ir taip žinau, kad aš esu šaunuolė, aš ir taip žinau, kad aš esu pakankama tokia, kokia esu, su trūkumais, nežinojimu, kažko klaidom, nusikalbėjimu galbūt. Bet tai kas, tai dabar nusikalbu kažko, nežinau, rytoj gal daugiau jau žinosiu, pasidalinsiu, jei sužinosiu kažką daugiau. Priimti save tokį, koks esi su savo visa esybė, nesilyginti su niekuo kitu, nenorėti daryti taip, kaip kiti daro, nelyginti obuolio ir kriaušės, kas geriau. Lygintis galima su savim, kokia buvau prieš 10 metų, prieš 15 metų. Ir tada matant tą pokytį ateina ramybė, kad nuėjau nemažą kelią, sužinojau dalykų tokių, kur man jie yra padėjo. Į viską žiūrėti kaip į patirtis ir dėkingumą visiems, kas atnešė sunkias situacijas, kas suteikė man galimybę pamatyti savyje tai, kas mane dar laiko už kojos prikabinės ir traukia žemyn. Aš turiu tada šansą išsivalyti, pasikeisti, susitvarkyti, sustiprėti. Ačiū visiems, kurie mane skaudino, nes tai parodė, kad tai trūksta manyje dar pasitikėjimo savim, savivertės, meilės savo. Aš per tai įgijau galimybę atsikabinti nuo visko, padėkoti tiem žmonėm ir eiti toliau, eiti savo gyvenimo keliu, žiūrėti, ką sukurti toliau galim. Ir tos mūsų galimybės, jos antiek yra neribotos ir rašinėjomės su viena šios grupės nare apie mūsų talentus, gebėjimus, ką mes galim. Ir yra vienas pratimas, kurį irgi galiu pasakyti, užduoti, gal net ir namų darbui. Tai į namų darbus, kas įeina ryšio pravalymas, atstatymas kiekvieną dieną. Galit pasidalinti paskui komentaruose, kaip sekėsi, ar pavyksta tai pamatyti ar ne. Ir pratimukas fizinis, sakykime, išeinat į lauką ir apsidairot, kaip pamatysit danguje skrendantį lėktuvą, paliekantį uodegą, tą, kuri paskui ten plečiasi, pučiasi. Geriausia pagauti momentą, kai lėktuvas dar tik praskridęs ir uodega dar neišsipūtus, o jinai tokia gyva dar. Aš ką darau ir žaidžiu ir kažkur turėjau seniai nufilmavus, nufotografavus pokytį. Reiks pagaudyti momentus, gal ir dabar pavyktų, bet ir jūs bandykit. Pamatot uodegą ir aš taip žiūrėdama į dangų, tą uodegą taip mintyse, sutraukai tarsi. Lyg pirštais užspaudytų ją ir įsivaizduoju, kad jinai sutrūkinėja. Bet tu eini su tuo jausmu ne tai, kad, dabar tai pavarysiu, parodysiu savo galią, čia, žinai. Bet iš meilės, iš tokio žinojimo, supratimo, kad aš tai galiu. O kodėlgi ne? Mūsų mintys, energija sklinda be ribų į praeitus gyvenimus, į kitus lygius. Kodėl aš čia to negaliu padaryti, ar ne? Ir tada taip, sutraukot ir ten kelių minučių bėgyje galit stebėti ir pamatyti, kaip ta uodega realiai sutrūkinėja ir pranyksta. Jinai neišsiplečia, neuždengia dangaus, ta plėvelė tokia neišsiskleidžia tas lėktuvo takas. Tai čia toks pabandymui, pažaidimui, pasitreniravimui, nes tai tikrai pavyksta, net ir vaikam, jie ten ir trina su delniukais tuos debesis netikrus ir tuos traukia uodegas.
Tai vat, kiek norėjom, tiek žaidėme. Iš tikrųjų, vat, tą pabandžius, net ir kalbėjom su ta grupiokė, kad jeigu būtų daugiau žmonių, kurie realiai tikėtų tuo ir jaustų savo tą galę vidinę tokią, kad tai jie įtakoja kai kuriuos tai pokyčius pasaulyje, savo gyvenime ir panašiai, būtų galima padaryti daug įdomių dalykų, ne iš principo, ne iš ego, ne iš dar kažko, bet iš pajautimo. Jeigu mane kabina tai, jeigu man ateina ta situacija pas mane, vadinasi, aš su ja turiu ir galiu kažką tai daryti. Ir reikia daryti. Tai va, galit pasibandyti. Tai kaip visada, jeigu kokių klausimų yra, po įrašų klauskit. Jeigu ne į temą klausimai, kelkit į grupę, bus įrašas tada į tuos klausimus. Ir labai ačiū visiems už gražius žodžius, padėkas, buvimą čia. Man tai tikrai labai yra smagu, svarbu. Ir kam gero likusio vakaro, kam geros likusios dienos ir iki kitų kartų.